šiandien žvejojom ant tokių midijų. Blemba, tokį gerą kliovą turėjau ant šitos meškerės. Koks šamas pabėgo, taip gaila. Man net samtį pasiruošiau. Blemba. Na ką, sveiki, šiandien bandysim Nemune pagauti šamą. Žvejosim su... Palaukit, parodysiu tokio dydžio kabliu. Ten irgi toks. Meškerė 1,80 m. Žvejosim ant sliekai ten, ant kriauklių, karosiuką va. Galim dabar karosiuką paleisti. Va, bėg. Ar nuplaukė. Nu va, planuoju pagauti šamuką kažką bent. Tai neatsijunkite, like, subscribe. Nu ką, va įsiskleisiu, viską parodysiu. Na va, užsimečiau 2 meškerės. Mečiau netoli nuo kranto, kokie 15-20 metrų tuo tarpu. Žiauriai realiai lauke karšta, plus 30. Tai sakau, užmeskit laiką, kad va, sėdžiu per tokį karštį. Bandau pagauti žuvį. Va, samtukas 2 metrų. Tram comų. Keidėjai camping iš Narfos. Šitas va meškeris realiai senus, mano va šita pirma meškerė va buvus. Šitą tai nežinau, kur atsirado, bet yra. Tai gerai, va viena užmesta va šita, užmesta viena kriauklė ir vienas sliekas, o čia uždėti ar 2 ar 3 sliekai, nepamenu. Ką, lauksim kliovų. Koks šamukas užeitų 5 kilų. Būtų labai malonu. Na ką, laukiam toliau. Na, dar norėjau pasakyti, užsimečiau kelintą, užsimečiau kokie be 15-7, žvejosim nuo iki pusės 9 žiūrėsim. Na, kažkiek saulė pasislėpė, bet dar yra. Tai sakau, bandom. Manau, gal ir gali užkibt kažkas. Va ten midijos, manau, stovi kibirė. Ar kas ten, kriauklis ten. Nežinau, kaip pasakęs. Tai sakau, šamuką bandom. Šamuką. Ne ką daugiau, tik šamuką. Laukiam. Na va, ką tik turėjau ant va šitos va meškerės gerą kliovą. Pakirtau, sliekas naktinis nuėstas. Ir viskas, blemba, žinok, toks buvo geras kliovas. Kaip šamų, tokių didelio šamų, blemba, pakirtau, pasidaužė kokius kelis kartus ir atsikabino. Blemba, biškiai, žinokit, gaila. Tai va, reiškia, yra Nemune šamų. Gerai, bandysim dar didesnį pagauti, nei atsikabino. Na va, sugalvojau parodyti, kas yra midijos ar rakuškės viduj. Palaukit, parodysiu. Na va, realiai sunkiai atidariau, bet va, matosi puikiai. Palaukit, išimsiu. Na va, šitą dalį reikia dėti ant kabliuko. Jis tokia kieta, tai va sušeriam. Gerai. Laukiam žuvies. Na va, užsimoviau tokį va šamui, manau, gal paims. Pirmai buvo kliovas, tai gal dabar dar didesnis gal bus. Na ką, jau žvejyba eina į pabaigą. Šiandien va turėjom ant šitos meškerės buvo uždėti kokie 2-3 naktiniai sliekai. Turėjom gerą kliovą, nepakirtau aišku. Nieko nepadarysi, blogai įsisekė, tai ką. Va, liko dar porą tų, viena kita. Dar bus kelias minutės ir jau ruošius, nes jau 9 vakaro, tai jau reikia varyti. Sakau, like, subscribe ir rašykit man į komentarus, ar kokį karšį žvejot, ar ešerius, ar lydeką Nemune blizgės, ar šamus, ar šapalus, kokius va tokio va. Parašykit man į komentarus, aš palaikinsiu ir pabandysiu atlikti. Gerai, aišku, like, subscribe ir iki kito karto.
žvejosim, sakau. Parašykit, ką žvejot ir žvejosim tą, ką žvejosim. Gerai. Iki tada.